Andriau, padainuok. Aš irgi. Kai tu į mane žiūri, skamba jokas kambarį. Tavo širdiškas akis visą tiesą pasakantis ir meilė netelpa širdį. Žinai, mano meilė su tavim buvo faina, su tavim daugėlyje. Ir žinau, bus faina visada, mano meilė visada, kol esi šalia. Tu esi man, kai man yra skirta. Gyveni lik šiol mano mintyse. Kai tada tik aš išvydau, aš jausmuose pasiklydau. Kai tu į mane žiūri, meilė netelpa širdį. Bet žinok, man dabar visas man nusibodo įgaliai ant manęs nepyk. Tavim buvo faina, su tavim mano mėlyje. Sigi. Patikėk mano meilė, man tikrai buvo faina, susitiksime. Sigis pats linksmiausias yra žmogus šį vakarą. Sigis ir Omida. O kaip jūs galvojate, vis tiek išeis gal aikštelį, kokio kojas plausis, gal normaliai? Arvydai, kaip jūs galvojate? Ar varysite šiandien į aikštelę? Na, kokia ta koja? Šau, planų šau. Su lopas ar tu ne lopas? Nesuprantu, kad susilaužė koją. Išeis vis tiek. Kaip po to norės? Arvydai, kaip jūs galvojate? Gal vis tiek, jeigu pralaimėdės, gal po to išeisit? Duokit ten. Nugara tavo draugas Arvydas. Žmogus prašo. Sigi, ką nesupranti. Neskabinėjai prie žmonių. Žiūri, kokią prabangi mašiną važiuoju. Turbūt banditai. Visai vaikučiai, ui, čia kaip banditai Lietuvoj. Kas tu darai? Eina toliau Vilkas. Tu Arvydas esi? Kokiam takeliu prie autostrados. Žiūri, papai valiojas, ragai, ne žmogaus papai, o karvės papai vaikai. Ten krauja, žiūri, o taigi jo pažįstama sena karvė Albinutė. Žiūri, viena akis į kosmosą kažkaip kreivai, o kita į vilką. Ir suprato Vilkas, kad karvė nebegyva. Ir Vilkas paslapė. Sakė, o lapė ant Vilko buvo Čia taip anekdotas ar istorija? Ir sako karvė, nes Vilkas tą lapę buvo. Kas tu buvai Vilkas? Ir liepė viršutinę sagą užsisekti. Sako, kai sužinojo lapė, kad Albinutė nebegyva, apsiverkė lapė. Viskas, eina Vilkas reikės su lapė pas Zuikį. Nes Zuikį vis tiek, kai buvo Zuikis mažas, karvė tvirkino tvartę Zuikį. Ir tiesiog su lapė katinėjo prie jo. Ir Zuikį irgi pasakė Zuikį. Sako, reikia galvoti kryžių pasakyti, ar ką vis tiek Albinutė karvė, kaip sakė, mūsų pamatadėka draugė. Neina pas Mešką, o Meška vakar gėrė, visas pachmėlinės miega, visas apsišykęs, apsivėbęs, ten prilipė jam kažkas užpakalį nenusivalė, tas spangoliaus sultis su spiritus, ta papilinė mėtos. Suminė apkretas matas, neseniai kakojo. Tai geriau, žinai, mama, tai geriau. Kas mane žada? Oi, Aišku, nežada suvalgysiu. Sako, kelkis, tu kūro Meška, sako. Tai Albinutė partrenkta guli ten prie kokio kilometro prie tos traudas. Sakė, o Meška paburbėjo, toliau niekam. Nu nieko, hebra, paėmė iš tumbuskės alaus butelį ir davė Mešką atsigerti. Atsigėrė Meška, atsigavo iš karto ir pralinksmėjo. Ir nuėjo, reiškia, ten jau prie tos karvės Albinutės žiūrėt. O ateina, o nėra karvės Albinutės. Ten pelėda. Ne, skrido pelėda. Pelėda šapka. Šapka. Pelėda šapka skrido.
Sako, visgi, sako, žiūriu, prabangi mašina, stovi ir moteriškė kažkokia, oi, kad gintaras Balzomskis, kažkas sako, sako, čiagi durniai, čiagi yra Latvijos prezidentė, Kremi Virberga. Ai, sako, ir po to atbėgo iš miško kažkokie keisti žmonės ir suvalgė karvę. O pasirodo, ten Latvijos žalieji buvo. Tai vaikučiai vadovė viską pabaiga, pasaika pabaiga, pabaiga, saika, pasakos pabaiga, labana. Ir dar kalėda šapka. Andriau, padainuok. Aš irgi. Skamba juokas kambarį, su meilė paširdį. Ir žinomus tu esi šeima, tai malonam, tie dalykai likščiau mano mintyse. Tik aš išvydau, aš jūs pasakai žiūrėt. Meilė nusibolai gali ant manęs nepyk. Sigi. O kaip jūs galvojate, vis tiek išeis gal į aikštelę? Arvydai, kaip jūs galvojate? Ar varysite šiandien į aikštelę? Arvydai, kaip jūs galvojate? Ar varysite šiandien į aikštelę? Tu lopas ar tu ne lopas? Nesuprantu, susilaužė koją. Kas? Arvydai, o kaip jūs galvojate? Gal vis tiek, Arvydas. jeigu pralaimėdės? Draugas Arvydas. Žmogus prašo. Sigi, ką nesupranti. Nesikabinėjai prieš žmonės. Labai jojo. Turbūt banditai. Oi, eina toliau vilkas. Tu Arvydas esi? Papai valioja stragai, ne žmogaus papai, o kystama sena karvė albinutė. Žiūri vieną akis ir suprato vilkas, kad karvė nebegyva. O lapė ant vilko buvo Čia taip anekdotas ar istorija? Ir sako, kad ta lapė buvo Kas tu buvai vilkas? ir liepė lapė, kad albinutė nebegyva. Apsiverkė lapė. Su lapė pas zuikį. Nes zuikį vis tiek, kai buvo zuikė seksualiai, tai kapinėjo prie jo. Nauskis to pasakė. Ir zuikį, ir pasakė, vis tiek albinutė karvė, kaip sakė mūsų pavadžiai. Vakar gėrė, visas pachmėlės, miega, visas šupsišykės ir pagalėmė nusivalė. Tas spangolių sultis suspė. Kreatas matas neseniai kakojo. Oi, aš mane gaudą suvalgysiu. Ten 5 kilometrų prie tos traudas. Sako, stumbučkės alaus butelį ir davė mešką atsigerti. Atsinėjo ir nuėjo, reiškia, ten jau prie tos karvės atsigerti. Ne pelėda. Ne, skrido. Pelėda šampas skrido. Jis sako, oi, kad gintaras Balzomskis, kažkas sako. Virberga, čiagi Virberga. Ai, suvalgė karvę. O pasirodo, ten Latvijos žalieji buvo, kaip pasaika pabaiga,